Iš konferencijų centro Salt Lake Cityje, Jutoje transliuojame pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 194-osios metinės visuotinės konferencijos šeštadienio popietinė sesija, kurioje kalbės parinkti bažnyčios vadovai. Šioje sesijoje gieda jungtinis Brigamo Jango universiteto Aidaho filialo choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais rengia Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas, transkripcija ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves vyresnysis Garis E. Stevensonas iš 12 apaštalų kvorumo. Broliai ir seserys, sveikiname Jūs pastarųjų dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 194-osios metinės visuotinės konferencijos šeštadienio popietinėje sesijoje. Prezidentas Russellas M. Nelson paprašė manęs vesti šią sesiją. Sveikiname visus susirinkusius čia ir stebinčius šią konferenciją per televiziją, radiją ar internetą. Taip pat sveikiname tuos, kurie visame pasaulyje kuolų centruose stebite palidovinę šios konferencijos transliaciją. Šioje sesijoje giedos jungtinis Brigamo Jango universiteto Aidaho filialo choras, diriguojamas Paulo Baselbergo, Randalo Kemptono, Edos Ešby ir Atinos Coates, o vargonuos Josephas Plyplas ir Linda Margetts. Šį susirinkimą choras pradės giesme Visa šlovė ir gyrius. Tada įžanginę maldą sukalbės vyresnysis Ryanas K. Elsonas iš 70. Mūsų brangus dangiškasis tėve,
Mes lenkiame galvą prieš tave maldoje. Džiaugiamės galėdami čia susirinkti šioje antroje sesijoje visuotinėje konferencijoje. Nėra kitos vietos, kur mes galėtume dar būti. Mes džiaugiamės visą širdimi. Mes iš viso širdies dėkojame, kad prezident Nelsonas yra su mumis. Mes prašome, kad jo ir jo šeima ir kad visi, kurie tarnauja, ir visi, kad jį palaikytų ir myli, ir kad žinot, kad mes juos mylime ir palaikome. Mes esame dėkingi už vaikus ir visus jaunimą ir už augančią kartą. Mes prašome, kad juos palaimintum. Mes tau dėkojame už mūsų brangius misionierius visame pasaulyje, tarnaujančių, nesvarbu kokiam galimybėm jie pašaukti tą dirbti. Taip pat viešpatie mes prašome juos palaiminti, kad mes juos mylime ir džiaugiamės jais, kad jie taptų puikus tavo ir tavo sūnaus mokiniais. Ir taip pat mes džiaugiamės jų vadovais, jų pasiaukojimais, ir kurie veda tuos misionierius batalioną. Viešpatie, prašome tavo taikos žemėje, tavo dvasios, kad būtų šiandien su mumis, šiame surinkime, ypatingai tų, kurie mums paruošia yra žinutės, kad išpildytų mums širdis, kad mes žinotume ir jaustume, kad mes galėtume arčiau eiti link tavęs, tavo sūnaus Jėzaus Kristaus. Mes tave mylime, mes džiaugiamės ir dėkojame už gelbėtoją ir mylime jį. Ir prašome, kad būtume tokie kaip jisai. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. We will now be pleased to hear from Elder David A. Bednar of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Elder Massimo De Feo of the 70. After his remarks, the choir will sing, God loved us, so he sent his son. We'll then hear from Elder Brent H. Nielsen of the Presidency of the 70 and Elder Jose L. Alonso of the 70. During a recent open house and media day for a new house of the Lord, Neseniai vykusiame naujų viešpatės namų atvirų durų ir žiniasklaidos dienos renginyje žurnalistų grupiai vedžiau ekskursiją po tą šventą statinį. Paaiškinau pastarųjų dienų Šventų Jėzaus Kristaus bažnyčios šventyklų paskirtį, atsakiau į daugelį jų puikių klausimų. Prieš įžengiant į celestialinį kambarį paaiškinau, kad šis konkretus viešpatės namų kambarys simboliškai vaizduoja dangiškųjų namų, į kuriuos galime sugrįžti po šio gyvenimo ramybę ir grožį. Mūsų svečiams pranešiau, kad būdami celestialinėme kambaryje nekalbėsime. Bet aš su džiaugsmu atsakysiu į bet kokius klausimus po to, kai sustosime kitoje ekskursijos vietoje. Išėjęs iš celestialinio kambario ir visiems renkantis kitoje vietoje, mūsų svečių paklausiau, ar turi kokių pastabų, kurias norėtų išsakyti. Viena žurnalistė jausmingai pasakė, per visą gyvenimą nesu patyrusi nieko panašaus. Nežinojau, kad pasaulyje egzistuoja tokia tyla. Paprasčiausiai netikėjau, kad tokia ramuma įmanoma. Mane nustebino šio asmens pareiškimo nuoširdumas ir išbaigtumas. O žurnalistės reakcija pabrėžė vieną svarbų ramumos aspektą. Būtina įveikti mūsų išorinės aplinkos sąmyšį ir atsiriboti nuo jo. Vėliau man apmąstant tą žurnalistės pastabą ir svarstant apie dažnai karštligišką mūsų šiuolaikinio gyvenimo tempą, užimtumą, triukšmą, nukrypimus, blaškymas ir aplinkelius, kurie taip dažnai reikalauja mūsų dėmesio, į galvą atėjo viena raštų ištrauka. Būkite ramus ir žinokite, kad aš esu Dievas. Meldžiu, kad šventoji dvasia apšviestų kiekvieną iš mūsų, kai mąstysime apie aukštesnį ir šventesnį ramumos mūsų gyvenime aspektą, vidinę dvasinę sielos ramybę, kuri įgalina mus žinoti ir atminti, kad Dievas yra mūsų dangiškasis tėvas, kad esame jo vaikai, o Jėzus Kristus mūsų gelbėtojas.
Ši nepaprasta palaima prieinama visiems bažnyčios nariams, kurie ištikimai stengiasi tapti viešpatės sandoros žmonėmis. 1833 metais šventieji Misūryje kentėjo nuo intensyvių persekiojimų. Gaujos išvarė juos iš namų Džeksono apygardoje ir kai kurie bažnyčios nariai pamėgino įsikurti kitose apylinkėse. Bet persekiojimai nesiliovė ir skambėjo daugybė grasinimų mirtimi. Tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis viešpats pranašui Josephui Smithui Kirtlande, Ohajo valstijoje apreiškė tokį nurodymą. Todėl tebūna pagostas jūsų širdis dėl Sionės, nes visas kūnas yra mano rankose. Būkite ramūs ir žinokite, kad aš esu Dievas. Manau, viešpaties nurodymas būkite ramūs reiškia daug daugiau, nei paprasčiausiai nekalbėti ar nejudėti. Galbūt jis norėjo, kad atmintume jį ir pasikliautume juo ir jo gale, visada ir visame ir visur, kur bebūtume. Taigi paliepimas, būkite ramūs, gali būti būdas priminti mums likti nepaliaujamai susitelkusiems į gelbėtoją, kaip į pagrindinį dvasinės sielos ramybę šaltinį, stiprinanti mus, kad atliktume ir įveiktume sunkius dalykus. Tikrasis tikėjimas visada sutelktas į viešpatį Jėzų Kristų, dievišką ir viengimį amžino tėvo sūnų ir į jo atliktą išperkančiąją misiją. Nes jis įvykdė įstatymo tikslus ir turi teisę į visus tuos, kurie tiki jį. Ir tie, kas tiki jį, glausis prie visko, kas gera. Todėl jis užtarė žmonių vaikų bylą. Jėzus Kristus yra mūsų išpirkėjas, mūsų tarpininkas ir mūsų užtarėjas pas amžinąjį tėvą. Ir uola, ant kurios turėtume statyti dvasinį savo gyvenimo pamatą. Elamanas aiškino: atminkite, kad būtent ant mūsų išpirkėjo, kuris yra Kristus, Dievo sūnus, uolos, jūs turite statyti savo pamatą. Idant kada velnias pasiūs savo galingus vėjus, taip savo strėlės viesulę, taip kada visa jo kruša ir jo galinga audra daužysis į jūs, tai neturėtų galios jums nutraukti nelaimės ir begalinio vargo prarają. Dėl uolos, ant kurios esate pastatyti, kuri yra patikimas pamatas, ir jeigu žmonės stato ant šito pamato, jie negali griūti. Kristaus kaip uolos, ant kurios turėtume statyti savo gyvenimo pamatą, simbolizmas yra labiausiai pamokantis. Prašyčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šioje eilutėje gelbėtojas nėra tas pamatas. Esame mokami ant jo statyti savo asmeninį dvasinį pamatą. Pamatas yra pastato dalis, kuri jungia jį su žeme. Stiprus pamatas suteikia apsaugą nuo stichinių nelaimių ir daugelio kitų destruktyvių jėgų. Tinkamas pamatas taip pat paskirsto statinio svorį po didelį plotą, kad būtų galima išvengti po juo esančio grunto perkrovimo ir suteikia konstrukcijai lygų pagrindą. Stipri ir patikima jungtis tarp grunto ir pamato yra būtina. Jei norime, kad statinys laikui bėgant išliktų tvirtas ir stabilus. Tam tikrose statybose gali būti naudojami inkariniai kaiščiai ir plieniniai strypai, kad sujungtų pastato pamatą su uoliena. Tai yra tvirta uola po paviršiniu gruntu, tokiu kaip dirvožemis ar žvyras. Panašiai, ir mūsų gyvenimo pamatas turi būti sujungtas su Kristaus uola, jei norime išlikti tvirti ir nepajudinami. Šventos gelbėtojo sugrąžintosios Evangelijos sandoros ir apeigos gali būti palygintos su tais inkariniais kaiščiais ir plieniniais strypais, naudojamais sujungti pastatą su uoliena. Kas kartą, kai ištikimai priimame, peržvelgiame
atmename ir atnaujiname šventas sandoras, mūsų dvasiniai inkarai dar tvirčiau ir patikimiau prisitvirtina prie Jėzaus Kristaus uolos. Todėl kiekvienas, kuris tiki Dievą, gali tikrai viltis geresnio pasaulio. Tai būtent vietos Dievo dešinėje. Ši viltis kyla iš tikėjimo ir tampa inkaru žmonių sieloms, kuris padaro jos tvirtus ir nepajudinamus, visuomet dosnius gerų darbų ir veda šlovinti Dievą. Bėgant laikui laipsniškai ir vis stipriau, dorybė nepaliaujamai puošia mūsų mintis. Mūsų pasitikėjimas Dievo akivaizdoje vis auga ir auga, o šventoji dvasia būna mūsų nuolatinė bendražygė. Tampame vis tvirčiau įsitvirtinę, įsišaknyję ir įaugę. Kai mūsų gyvenimo pamatas statomas ant gelbėtojo, esame laiminami tuo, kad galime būti ramus. Turime dvasinį patikinimą, kad Dievas yra mūsų dangiškasis tėvas, kad esame jo vaikai, o Jėzus Kristus mūsų gelbėtojas. Viešpats suteikia mums švento laiko ir šventų vietų, kad padėtų patirti šią vidinę sielos ramybę ir apie ją mokytis. Pavyzdžiui, šabas yra Dievo diena, šventas laikas, skirtas atminti ir garbinti tėvą, jo sūnaus vardu, dalyvauti kunigystės apeigose ir priimti bei atnaujinti šventas sandoras. Kas savaitę garbiname viešpatį, studijuodami namuose ir kaip šventųjų bendrapiliečiai per sakramentą ir kitose susirinkimuose. Jo šventą dieną mūsų mintis, veiksmai ir elgesys yra mūsų ženklai Dievui, rodantis mūsų meilę jam. Kas sekmadienį, jei norime, galime būti ramus ir žinoti, kad Dievas yra mūsų dangiškasis tėvas, kad esame jo vaikai, o Jėzus Kristus mūsų gelbėtojas. Pagrindinė mūsų garbinimo dalis šabo dieną yra eiti į maldos namus ir atnašauti savo sakramentus viešpaties šventą dieną. Maldos namai, kuriuose renkame šabo dieną, yra susirinkimų namai ir kitos patvirtintos patalpos. Šventos, pagarbumo, garbinimo ir mokymosi vietos. Visi susirinkimų namai ir tam skirtos patalpos yra kunigystės įgaliojimų pašventinti kaip vietos, kur gali būti viešpaties dvasia ir kur Dievo vaikai gali ateiti į savo išpirkėjo pažinimą. Jei norime, galime būti ramus savo šventose garbinimo vietose ir dar tvirčiau žinoti, kad Dievas yra mūsų dangiškasis tėvas ir kad esame jo vaikai, o Jėzus Kristus mūsų gelbėtojas. Šventyklos yra kitos šventos vietos, kurios konkrečiai paskirtos Dievo garbinimui ir tarnavimui jam bei amžinųjų tiesų mokymuisi. Būdami viešpaties namuose, galvojame, veikiame ir rengiamės kitaip nei bet kur kitur, kur dažnai lankomės. Jo šventose namuose, jei norime, galime būti ramus ir žinoti, kad Dievas yra mūsų dangiškasis tėvas, kad esame jo vaikai, o Jėzus Kristus mūsų gelbėtojas. Pagrindinė švento laiko ir šventų vietų paskirtys yra visiškai vienodos. Nuolat telkti mūsų dėmesį į dangiškąjį tėvą ir jo planą, į viešpatį Jėzų Kristų ir jo apmokėjimą, į ugdančią šventosios dvasios galią ir pažadus susijusius su šventomis gelbėtojo sugrąžintosios Evangelijos apeigomis ir sandoromis. Šiandien kartoju principą, kurį pabrėžiau anksčiau. Mūsų namai turėtų būti maksimalus švento laiko ir šventos vietos derinys, kur pavieniai asmenys ir šeimos gali būti ramus ir žinoti, kad Dievas yra mūsų dangiškasis tėvas, kad esame jo vaikai, o Jėzus Kristus mūsų gelbėtojas. Išeiti iš namų garbinti Dievą per šabą ir viešpatės namuose nebejotinai yra būtina, bet tik sugrįždami į namus, su tose šventose vietose,
ir veiklose įgytais dvasiniu požiūriu ir stiprybę galime išlaikyti dėmesį sutelktą į pagrindinius mirtingo gyvenimo tikslus ir įveikti mūsų puolusiame pasaulyje taip paplitusias pagundas. Mūsų nuolatinės garbinimo per šabą, šventykloje ir namuose patirtys turėtų sutvirtinti mus šventosios dvasios galia, nuolatiniu ir stipresniu sandoriniu ryšiu su tėvu bei sūnumi ir tobulu vilties skaistumu per Dievo amžinuosius pažadus. Namams ir bažnyčiai vienijantis Kristuje galime būti visaip spaudžiami, bet nebūsime sugniuždyti protose ir širdyse. Galime būti aplinkybių ir iššūkių sugluminti, bet nepulsinė į neviltį. Galime būti persekiojami, bet taip pat suvoksime, kad niekada nesame vieni. Galime gauti dvasinės stiprybės, kad taptume ir išilgtume tvirti, nepajudinami ir ištikimi. Pažadu, kad jei gyvenimo pamatą statysime ant Jėzaus Kristaus uolos, galime būti šventosios dvasios palaiminti ir gauti asmeninę bei dvasinę sielos ramybę, kuri įgalina mus pažinti ir atminti, kad Dievas yra mūsų dangiškasis tėvas, kad esame jo vaikai, o Jėzus Kristus mūsų gelbėtojas. Ir kad galime būti palaiminti, atlikti ir įveikti sunkius dalykus. Džiaugsmingai liudiju, kad Dievas yra mūsų dangiškasis tėvas, kad esame jo vaikai, o Jėzus Kristus yra mūsų išpirkėjas bei mūsų išgelbėjimo uola. Tai liudiju šventu viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Prieš kurį laiką žmonos paklausiau, ar gali man pasakyti, kodėl, kiek pamenu, mes niekada gyvenime neturėjome didelių bėdų. Ji pažvelgė į mane ir tarė, žinoma, aš tau pasakysiu, kodėl mes niekada neturėjome bėdų, nes tavo atmintis labai trumpa. Jos greitas, protingas atsakymas privertė mane dar kartą suprasti, kad gyvenimas pagal Jėzaus Kristaus Evangeliją nepanaikina augimui būtino skausmo ir išbandymų. Evangelija yra ne būdas išvengti sunkumų ir bėdų, bet sprendimas sustiprinti mūsų tikėjimą ir išmokti su jais susidoroti. Šią tiesą supratau prieš kelis mėnesius, kai vieną dieną bevaikštinėjant staiga mano akys aptemo, ėmiau matyti neryškiai ir banguotai. Išsigandau. Tada gydytojai man pasakė, jei nepradėsi gydytis iš karto, gali prarasti regėjimą net po kelių savaičių. Dar labiau išsigandau. Ir tada jie pasakė, jums reikės injekcijų į stiklakūnį, injekcijų tiesiai į akį, plačiai atmerktą akį, kas 4 savaitės visą likusį gyvenimą. Tai buvo nemalonus signalas pabusti. Tada užplūdo susimastyti verčiantys klausimai. Paklausiau savęs, tebūnie, mano fizinis regėjimas nėra geras, o koks mano dvasinis regėjimas? Ar jam reikia gydymo? Ir ką reiškia turėti aiškų dvasinį regėjimą? Mąsčiau apie Morkaus Evangelijoje aprašyto aklo žmogaus vardu Bartimiejus istoriją. Raštuose sakoma, išgirdęs, jog čia Jėzus iš Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti, Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Formaliai, kaip manė daugelis, Jėzus buvo tik Juozapo sūnus, todėl kodėl Bartimiejus pavadino jį Dovydo sūnumi? Paprasčiausiai todėl, kad pripažino, jog Jėzus iš tikrųjų yra Mesijas, kuris, kaip buvo pranašauta, gims kaip Dovydo palikuonis. Įdomu tai, kad šis aklas fizinio regėjimo neturėjęs vyras atpažino Jėzų. Jis dvasiškai matė to, ko nematė fiziškai. O daugelis mato Jėzų fiziškai, bet buvo visiškai akli dvasiškai. Iš šios istorijos daugiau sužinome apie aiškų dvasinį regėjimą. Skaitome.
Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Aplinkiniai jam liepė tylėti, bet jis dar labiau šaukė, nes žinojo, kas iš tikrųjų Jėzus yra. Jis nekreipė dėmesio į tuos balsus ir šaukė dar garsiau. Jis veikė, o nebuvo veikiamas. Nepaisydamas ribotų aplinkybių, jis pasitelkė tikėjimą, kad peržengtų savo ribas. Taigi, pirmasis principas, kurį sužinome, mes išlaikome aišku dvasinį tikėjimą, jei susitelkėme į Jėzų Kristų ir liekame ištikimi tam, ką žinome esant tiesa. Broliai ir seserys, norėdami išlaikyti savo dvasinį regėjimą, turime nuspręsti neklausyti mus supančio pasaulio balsų. Šiame painiame ir sutrikusiame pasaulyje turime likti ištikimi tam, ką žinome, ištikimi savo sandoroms, ištikimai laikytis įsakymų ir dar stipriau patvirtinti savo įsitikinimus, kaip tai padarė šis žmogus. Turime dar garsiau pasauliui šaukti savo liudijimą apie viešpatį. Šis žmogus pažino Jėzų, liko ištikimas tam, kuo tikėjo, ir jo neblaškė aplinkiniai balsai. Šiandien yra daug balsų, kurie bando pritildyti mūsų kaip Jėzaus Kristaus mokinių balsą. Pasaulio balsai bando užtildyti mus, bet būtent dėl to turime liudyti apie gelbėtoją garsiau ir tvirčiau. Viešpats tikisi, kad tarp visų pasaulio balsų aš ir jūs liudysime, pakelsime balsą ir tapsime jo balsu. Jei mes to nedarysime, kas liudys apie Jėzų Kristų? Kas ištars jo vardą ir paskelbs jo dievišką misiją? Mes turime dvasinį pavedimą, kuris kyla iš mūsų žinių apie Jėzų Kristų. Bet ką Bartamiejus darė po to? Viešpačiui įsakius keltis, jis vėl veikė su tikėjimu. Raštai sako, tas nusimetęs apsiaustą pašoko ir atėjo prie Jėzaus. Šis nuolankus, ištikimas žmogus suprato, kad Jėzui įsakius gali pakilti į geresnį gyvenimą. Jis žinojo esąs geresnis už aplinkybės ir pirmiausiai, ką padarė, kai išgirdo Jėzų įšaukiant, nusimetė Elgetos apsiaustą. Vėlgi jis veikė, o nebuvo veikiamas. Galbūt jis galvojo, man jo nebereikia, nes Jėzus atėjo į mano gyvenimą. Tai nauja diena, atsikračiau nelaimingo gyvenimo. Su Jėzumi galiu pradėti naują laimės ir džiaugsmo gyvenimą jame, su juo ir per jį. Man nerūpi, ką apie mane galvoja pasaulis. Jėzus mane šaukia ir padės man gyventi naują gyvenimą. Koks nepaprastas pokytis. Išmetęs Elgetos apsiaustą, jis atsikratė visų pasiteisinimų. Ir tai yra antrasis principas. Aišku, dvasinį regėjimą išlaikome, jei paliekame prigimtinį žmogų, atgailaujame ir pradedame naują gyvenimą Kristuje. Tai galima padaryti sudarant sandoras pakilti į geresnį gyvenimą per Jėzų Kristų ir jų laikytis. Tol, kol ieškome dinkščių gailėti savęs, gailėtis dėl savo aplinkybių ir problemų ir visų blogų dalykų, kurie vyksta mūsų gyvenime ir net visų blogų žmonių, kurie, kaip mes galvojame, daro mus nelaimingus. Elgetos apsiaustą laikome ant pečių. Tiesa, kartais žmonės sąmoningai ar ne mus įskaudina. Tačiau turime apsispręsti veikti su tikėjimu į Kristų, nusivilkti protinį ir emocinę apsiaustą, kurį galbūt vis dar dėvime, norėdami paslėpti pasiteisinimus ar nuodėmę, ir jį numesti, žinodami, kad jis gali išgydyti mus ir išgydys. Niekada nėra tinkama teisintis ir sakyti, esu toks, koks esu dėl tam tikrų nelaimingų, nemalonių aplinkybių ir negaliu pasikeisti, todėl esu išteisintas. Kai taip galvojame, nusprendžiame, kad būsime veikiami. Pasiliekame Elgetos apsiaustą. Veikti tikėjimu reiškia pasikliauti gelbėtui, tikėti, kad per jo apmokėjimą jam paliepus galime pakilti virš visko. Trečiasis principas yra paskutiniuose 4 žodžiuose. Jis atėjo prie Jėzus. Kaip jis galėjo eiti prie Jėzus, būdamas aklas? Vienintelis būdas eiti prie Jėzus buvo klausantis jo balso.
Ir tai yra trečiasis principas. Aišku, dvasinį regėjimą išsaugome, jei klausomės viešpaties balso ir leidžiame jam mums vadovauti. Kaip šis žmogus savo balsą pakėlė tarp jų supančių balsų, taip jis galėjo išgirsti viešpaties balsą tarp visų kitų balsų. Tai tas pats tikėjimas, kuris leido Petrui eiti vandeniu tol, kol jis išlaikė savo dvasinį dėmesį sutelktą į viešpatį ir jo neblaškė jį supantys vėjai. Tada šio aklojo istorija baigėsi žodžiais. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu. Viena iš svarbiausių šios istorijos pamokų yra ta, kad šis žmogus iš tikrųjų tikėjo Jėzų Kristų ir patyrė stebuklą, nes paprašė su tikru ketinimu, tikrai ketindamas juos sekti. Ir tai pagrindinė priežastis, kodėl gauname palaiminimus savo gyvenime. Tai yra sekimas Jėzumi Kristumi. Tai jo atpažinimas, sandoros su Dievu sudarimas ir jų laikymasis jo dėka, pačios savo prigimties pakeitimas per jį ir ištverimas iki galo, juo sekant. Aiškus dvasinio regėjimo išlaikymas man reiškia dėmesio sutelkimą į Jėzų Kristų. Taigi, ar mano dvasinis regėjimas tampa aiškus, kai gaunu akių injekcijas? Kas aš toks, kad spręsčiau? Bet esu dėkingas už tai, ką matau. Aiškiai matau viešpaties ranką savo gyvenime. Kad ir kur eičiau, matau tikėjimą daugelį žmonių, kurie stiprina mano tikėjimą. Visur aplink save matau angelus. Matau tikėjimą daugelio, kurie fiziškai nemato viešpatės, bet atpažįsta jį dvasiškai, nes artimai jį pažįsta. Liudiju, kad ši evangelija yra atsakymas į viską, nes Jėzus Kristus yra atsakymas visiems. Esu dėkingas už tai, ką galiu matyti sekdamas gelbėtoju. Pažadu, kad kai klausysime viešpatės balso ir leisime jam vesti mus gelbėtojo sandoros keliu, visą gyvenime būsime palaiminti aiškiu regėjimu, dvasiniu supratimu ir širdies bei proto ramybę. Šaukime savo liudimus apie jį garsiau už mus supančius balsus pasaulyje, kuriam reikia daugiau, o ne mažiau girdėti apie Jėzų Kristų. Nusivilkime Elgetos apsiaustą, kurį galbūt vis dar dėvime, ir pakilkime virš pasaulio į geresnį gyvenimą Kristuje ir per Kristų. Atsikratykime visų pasiteisinimų nesekti Jėzumi Kristumi ir atraskime visas tinkamas priežastis sekti juo, kai girdime jo balsą. To meldžiu. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Kai baigiau teisės mokyklą, mudu su žmona Marsė nusprendėme, kad įsidarbinsiu advokato kontoroje, kuris specializuojasi teisminio nagrinėjimo srityje. Pradėjęs mokymus darbo vietoje, daug laiko praleidau ruošdamas liudytojus liudyti teisme. Greitai išmokau, kad faktai nustatomi teismo salėje, kai liudytojai po priesaiką paliudija apie tai, ką jie ir matė, ir girdėjo. Liudytojams duodant parodymus, jų žodžiai buvo užrašomi ir išsaugomi. Patikimų liudytojų svarba visada buvo mano pasiruošimo priekyje. Neilgai trukus suvokiau, kad tuos pačius terminus, kuriuos kasdien vartojau kaip teisininkas, vartojau ir pokalbėse apie Evangeliją. Liudytojas ir liudijimas. Tai terminai vartojami dalyjantis žiniomis ar jausmais apie Jėzaus Kristaus Evangelijos teisingumą. Po to, kai mane patvirtino 70 narių krašte, mokiausi savo pareigų iš rašto. Perskaičiau Doktrinos ir sandorų 107 skyrius 25 eilutę, kur teigiama. 70 taip pat yra pašaukta būti ypatingais liudytojais, kitataučiams ir visame pasaulyje. Kaip galite įsivaizduoti, mano dėmesį patraukė žodžiai ypatingas liudytojas. Man tapo aišku, kad mano pareiga yra liudyti Jėzaus Kristaus vardą, kad ir kur pasaulyje keliaučiau. Raštas yra daug pavyzdžių žmonių, kurie savo akimis matė ir paliudijo tai, ką ir matė ir girdėjo. Pradėdamas savo metraštį, senovės pranašas Mormonas rašo: ir dabar aš, Mormonas, darau metraštį apie tai, ką ir mačiau ir girdėjau. Ir pavadinu jį Mormono knyga. Gelbėtojo apaštalai Petras ir Jonas išgydė vyrą Jėzaus Kristaus iš Nazareto vardu. Gavę įsakymą nekalbėti Jėzaus vardu, jie atsakė: spręskite patys, ar teisinga Dievo akivaizdoje jūsų klausyti labiau negu Dievo. Juk mes negalime nekalbėti apie tai, ką matėme ir girdėjome. Dar vienas įtikinamas liudijimas ateina iš Mormono knygos šventųjų, tapusių gelbėtojo Jėzaus Kristaus apsilankimo liudininkais. Pasiklausykite, kaip apibūdinamas jų liudijimas. Nei akis kada nors regėjo, nei ausis kada nors girdėjo tokių didingų ir nuostabių dalykų, kokius mes išvydome ir išgirdome Jėzų kalbant Tėvui. Broliai ir seserys, šiandien aš liudiju ir rašau metraštį apie tai, ką ir mačiau ir girdėjau per savo šventą tarnystę kaip viešpaties Jėzaus Kristaus 70 narys. Tai darydamas liudiju jums apie mylintį dangiškąjį tėvą ir jo geranorišką sūnų Jėzų Kristų, kuris kentėjo, mirė ir prisikėlė, kad pasiūlytų amžinai gyvenimą Dievo vaikams. Liudiju apie nuostabų darbą ir stebuklą. Ir kad viešpats vėl ištiesė ranką, kad per savo dabartinius pranašus ir apaštalus sugrąžintų Evangeliją į žemę. Liudiju, kad remiantis tuo, ką mačiau ir girdėjau, dar niekada nebuvo geresnio meto būti pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariu, nei šiandien. Žinau to iš savo turimų žinių, nepriklausomai nuo jokio kito šaltinio, dėl to, ką ir mačiau, ir girdėjau. Baigiamaisiais metais vidurinėje mokykloje, kad baigčiau seminariją, turėjau įvardyti visas 15 bažnyčios šventyklų. Kiekvienos šventyklos nuotrauka buvo mūsų klasės priekyje ir aš turėjau žinoti, kur yra kiekviena iš jų. Dabar po daugelio metų, kai turime 335 veikiančias ar paskelbtas šventyklas, būtų sunku įvardinti kiekvieną iš jų. Aš asmeniškai mačiau daugelį šių viešpaties namų ir liudiju, kad viešpats siūlo savo palaiminimus ir apeigas vis didesniam skaičiui savo vaikų visame pasaulyje. Mano draugai iš Family Search man atskleidė, kad kasdien į Family Search jie įtraukia daugiau nei 1 milijoną naujų vardų. Jei vakar neradote savo protėvio, kviečiu jūs rytoj dar kartą jo paieškoti. Kalbant apie Izraelio surinkimą kitoje uždangos pusėje, dar niekada nebuvo geresnio meto būti pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariu nei dabar. Auginant savo vaikus Twin Fallse, Idaho valstijoje, mūsų požiūris į pasaulinę bažnyčią buvo ribotas. Kai buvau pašauktas visuotiniu įgaliotiniu, mudu su Marsija buvome paskirti tarnauti Ramiojo vandenyno krašte, vietoje, kurioje niekada nebuvome.
Mums buvo malonu rasti kuolus Naujosios Zelandijos viršaus iki apačios ir šventyklą, kuri buvo pašventinta 1958 metais. Ji buvo viena iš tų 15, kurią turėjau įsiminti seminarijoje. Visuose pagrindiniuose Australijos miestuose radome šventyklas. Visame tame žemynė buvo kuolai. Turėjome pavadimus Samoa, kur yra 25 kuolai, ir Tongoje, kur beveik pusė gyventojų yra bažnyčios nariai. Turėjome pavadimą Kiribačio saloje, kur radome 2 kuolus. Turėjome pavadimus aplankyti kuolus Ebėje, mieste Maršalo salose ir Daru Papua Naujojoje Gvinėjoje. Po mūsų tarnystės Ramiojo vandenyno salose buvome paskirti tarnauti Filipinuose. Mano nuostabai, Jėzaus Kristaus bažnyčia Filipinuose auga sparčiau nei kada maniau. Šiuo metu yra 125 kuolai, 23 misijos ir 13 paskelbtų šventyklų. Mačiau bažnyčią, kurioje buvo virš 850 tūkstančių narių. Kodėl nepastebėjau, kad Kristaus bažnyčia buvo įkurta visame pasaulyje? Po 3 Filipinuose praleistų metų manęs paprašė tarnauti misionierių departamente. Lankėme visas misijas pasaulyje. Mano požiūris į pasaulinę gelbėtojo bažnyčią plėtėsi eksponentiškai. Mudu su Marsija buvome paskirti aplankyti misijas Azijoje. Singapūre radome gražų kuolo centrą, kuriame buvo nuostabių ištikimų narių. Aplankėme narius ir misionierius Koto Kinabalo maldos namuose Malaizijoje. Honkonge susitikome su misionieriais ir dalyvavome nuostabioje kuolo konferencijoje su ištikimais pasišventusiais šventaisiais. Tokia patirtis kartojosi, kai susitikome su misionieriais ir nariais visoje Europoje, Latino Amerikoje, Karibuose ir Afrikoje. Jėzaus Kristaus bažnyčios augimas Afrikoje milžiniškas. Savo akimis mačiau tebevykstantį Jėzaus Kristaus Evangelijos sugrąžinimą ir Josepho Smito pranašystės išsipildymą, kad Dievo tiesa žengs pirmyn drąsiai, didingai ir nepriklausomai, kol persmelks kiekvieną žemyną, aplankys kiekvieną šalį, perės kiekvieną kraštą ir nuskambės kiekvienoje ausyje. Dabar yra 74 tūkstančių mūsų nuostabių misionierių, pasklidusi po visą pasaulį. Darbuodamisi kartu su nariais, jie kas mėnesį pakrikštė daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių. Neseniai tai buvo 18, 19 ir 20 metų vaikinai ir merginos, kurie su viešpaties pagalba atliko šį galingą surinkimo stebuklą. Šias merginas ir vaikinus sutinkame mažose Vanuatų kaimeliuose ir didžiuosiuose New Yorko, Paryžiaus ir Londono miestuose. Stebėjau, kaip jie moko apie gelbėtoją, tokiose Fidžio bendruomenėse bei didesnėse susibirimo vietose tokiose kaip Teksasas, Kalifornija ir Florida. Kiekviename žemės kampelėje rasite misionierių, kalbančių 60 skirtingų kalbų ir vykdančių didįjį gelbėtojo pavedimą, užrašytą Mato 28 skyriuje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gerbiu buvusius ir dabartinius bažnyčios misionierius ir mūsų augančiai kartai primenu prezidento Russelo Nelsono kvietimą ateiti ir surinkti Izraelį. Šiandien liudiju, kad savo akimis mačiau šį didingą gelbėtojo Evangelijos sugrąžinimą ir girdėjau jį savo ausimis. Esu Dievo darbo visame pasaulyje liudytojas. Dar niekada nebuvo geresnio meto būti pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios narių nei dabar. Turbūt labiausiai įkvepiantis mano matytas sugrąžinimo stebuklas esate jūs, ištikimi bažnyčios nariai kiekvienoje šalyje. Nefis, kuris matė mūsų dienos mormono knygą, aprašė jūs, pastarųjų dienų šventuosius ir paliudijo. Ir buvo taip, kad aš, Nefis, išvydau Dievo avinėlio galią, nusileidusi ant avinėlio bažnyčio šventųjų ir ant viešpaties sandoro žmonių, kurie buvo išsklaidyti ant viso žemės veido. Ir jie buvo ginkluoti teisumu ir Dievo galia su didelė šlove. Liudiju, kad savo akimis mačiau tai, ką matė Nefis. Jūs sandoro šventuosius visose žemėse, ginkluotus teisumu ir Dievo galia. Kai sėdėjau prie sakyklos vienoje iš šių didingų pasaulio tautų, viešpats man pakuždėjo tai, ko Mormono knygos Mozio 2 skyriuje mokė karalius Benjaminas. Brentai,
norėčiau, kad pagalvotumėt apie palaimingą ir džiaugsmingą būseną tų, kurie vykdo Dievo įsakymus. Nes štai, jie laiminami visais dalykais, tiek laikinaisiais, tiek ir dvasiniais. Liudiju jums, kad mačiau tai savo akimis ir girdėjau savo ausimis. Kai visoje žemėje susitikinėjau su jumis, ištikimi Dievo šventieji, kurie laikotės įsakymų. Jūs esate Tėvo sandoros vaikai. Jūs esate Jėzaus Kristaus mokiniai. Jūs taip pat žinote, ką aš žinau, nes gavote asmeninį liudijimą apie sugrąžintosios Jėzaus Kristaus Evangelijos teisingumą. Gelbėtojas mokė, todėl palaimintos jūsų akis nes mato ir jūsų ausis nes girdi. Viešpatės ir jo pranašų bei apaštalų vadovaujami, mes ir toliau ruošime misionierius. Sudarysime šventas sandoras ir jų laikysimės, kursime Kristaus bažnyčią visame pasaulyje ir gausime palaiminimus, kurie ateina laikantis Dievo įsakymų. Esame vieningi, esame Dievo vaikai. Pažįstame jį ir mylime jį. Kartu su jumis, mano draugai, vieningai liudiju, kad visa tai yra tiesa. Vedame metraštį apie tai, ką ir matėme ir girdėjome. Jūs ir aš esame liudininkai, kurie liudija. Būtent dėl šio vieningo liudijimo galios toliau judame pirmyn su tikėjimu viešpačiu Jėzumi Kristumi ir jo Evangelija. Skelbiu, kad Jėzus Kristus gyvas, jis mūsų gelbėtojas ir išpirkėjas. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Keliaudami per mirtingą gyvenimą, kartais esame puolami išbandymų. Stipraus skausmo, netekos artimųjų, sunkios kovos su lygomis, neteisybės geluonės, siaubingų priekabiavimų ar smurto išgyvenimų, nedarbo šešėlio, šeimyninių suspaudimų, tylaus vienatvės šaukimo ar širdį veriančių ginkluotų konfliktų padarinių. Tokiomis akimirkomis mūsų sielos ieško prieglobsčio. Nuoširdžiai trokštame žinoti, kur galime rasti ramybės balzamą. Kuo galime pasiremti, kad labiau pasitikėtume ir įgytume jėgų įveikti šiuos įsūkius. Kas turi kantrybės, visą apimančios meilės ir visagalę ranką, galinčią mus pakylėti ir palaikyti. Gilius tamsiosios valandomis ir didžiuosiuose išbandymuose iškylantys sielos klausimai sprendžiami per nesvyruojančią Jėzaus Kristaus meilę. Jame ir per pažadus jo sugrąžintos Evangelijos palaiminimus randame atsakymus, kurių ieškome. Būtent per jo beribį apmokėjimą mums siūloma neišmatuojama dovana. Vilties, išgydymo bei jo nuolatinio ir ilgalaikio buvimo mūsų gyvenime patikinimo dovana. Ši dovana prieinama visiems, kurie jos siekia su tikėjimu, priimdami jo taip laisvai siūlomą ramybę ir išpirkimą. Viešpats tiesia savo ranką kiekvienam iš mūsų. Šis gestas yra pati jo dieviškosios meilės ir gerumo esmė. Jo kvietimas mums yra daugiau nei paprastas kvietimas. Tai dieviškas pasižadėjimas, kurį sustiprina išliekančioji jo malonės galia. Raštuose jis meiliai patikina mus. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankios širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Nes mano junga švelnus ir mano našta lengva. Jo kvietimo ateiti pas mane ir imkite mano jungą, aiškumas patvirtina gilų jo pažado pobūdį. Pažado tokio didžiulio ir išbaigto, įkūnijančio meilę ir iškilmingai mums garantuojančio, jūs rasite atgaivą. Stropiai siekdami dvasinio vadovavimo, leidžiamės į gilius pokyčius skatinančią ir mūsų liudymą stiprinančią Odisėją. Kai suvokiame mūsų dangiškojo tėvo ir Jėzaus Kristaus tobulos meilės platybę, mūsų širdis prisipildo dėkingumo, nuolankumo ir atnaujinto troškumo eiti mokinystės keliu. Prezidentas Russellas M. Nelsonas mokė,
kada mūsų gyvenimą sutelkėme į Dievo išgelbėjimo planą ir Jėzų Kristų bei jo Evangeliją, galime jausti džiaugsmą nepriklausomai nuo to, kas mūsų gyvenime vyksta ar nevyksta. Džiaugsmas kyla iš jo ir dėl jo. Alma, kalbėdamas savo sūnui Helamanui, pareiškė: ir dabar, o mano sūnaus Helamanai, štai tu esi jaunas. Ir todėl maldauju tavęs, kad paklausytų mano žodžių ir pasimokytum iš manęs. Nežinau, kad kiekvienas, kuris savo viltį sudės į Dievą, bus remiamas savo išmėginimuose ir savo varguose, ir savo suspaudimuose, ir bus iškeltas paskutinėje dieną. Helamanas, kalbėdamas savo sūnums, mokė apie šį amžiną gelbėtojo pavertimo mūsų gyvenimo centru principą. Atminkite, kad būtent ant mūsų išpirkėjo, kuris yra Kristus, Dievo sūnus, uolos, jūs turite statyti savo pamatą. Skaitydami Mato 14 skyrių sužinome, kad išgirdęs apie Jono Krikštojo mirtį, Jėzus ieškojo vienumos. Tačiau jį sekė didelė minia. Apimtas atjautos ir meilės, neleisdamas, kad jaučiama širdgėla atitraukti jį nuo jo misijos, Jėzus juos pasveikino ir pagydė tarp jų buvusius ligonius. Artėjant vakarui, mokiniai susidūrė su bauginančiu iššūkiu. Buvo daugybė žmonių ir labai mažai maisto. Jie pasiūlė Jėzui išsiųsti minią apsirūpinti maistu. Bet Jėzus iš didelės meilės ir su dideliais lūkesčiais paprašė mokinių juos pamaitinti. Kol mokiniai buvo užsiėmę nedidelėtinų iššūkių, Jėzus parodė pasitikėjimą ir meilę savo tėvui bei neblėstančią meilę žmonėms. Jis paprašė minios susėsti ant žolės ir pasiėmęs vos 5 kepalėlius ir 2 žuvis, pasirinko padėkoti savo tėvui, pripažindamas, kad Dievas yra jo valdžios ir galios šaltinis. Padėkojęs Jėzus laužė duoną, o mokiniai dalijo ją žmonėms. Stebuklingai maisto ne tik pakako, bet ir buvo per daug. Liko 12 krepšių likučių. Buvo pamaitinta 5000 vyrų, moterų ir vaikų. Šis stebuklas moko mus svarbios pamokos. Susidūrus su iššūkiais lengva pasinerti į sunkumus. Tačiau Jėzaus Kristus parodė pavyzdį, kaip sutelkė dėmesį į savo tėvą, išreikšdamas dėkingumą ir pripažindamas, kad mūsų išbandymų sprendimai ne visada priklauso nuo mūsų pačių, bet nuo Dievo. Kai susitarėme su sunkumais, natūraliai esame linkę sutelkti dėmesį į kliūtis, su kuriomis susidurime. Mūsų sunkumai yra apčiuopiami ir reikalauja mūsų dėmesio. Tačiau dėmesį turime sutelkti į jų įveikimo principą. Savo minčių ir darbų centrų laikydami Kristų, prisideriname prie jo požiūrio ir stiprybės. Šis prisiderinimas nesumenkina mūsų sunkumų. Priešingai, jis padeda laviruoti tarp jų pasiremiant dieviškų vadovavimų. Taip mes atrandame sprendimus ir palaikymą, kurie kyla iš aukštesnės išminties. Šios į Kristų orientuotos perspektyvos laikymasis suteikia mums stiprybės ir įžvalgos paversti savo išbandymus pergalėmis ir primena mums, jo kartu su gelbėtoju tai, kas atrodo kaip didelė problema, gali tapti keliu į didesnę dvasinę pažangą. Mormono knyga aprašyta Almos jaunesniojo istorija pateikia įtikinamą pasakojimą apie išpirkimą ir didžiulį poveikį, kurį daro gyvenimo telkimas aplink Kristų. Iš pradžių Alma buvo viešpats bažnyčios priešininkas, daugelį nuklaidinęs nuo teisingumo kelio. Tačiau dieviškas įsikišimas pažymėtas angelo apsilankymu pažadino jį iš jo nusižengimų.
Tamsiausią valandą, kankinamas kalties ir žūtbūt trokšdamas rasti išeitį iš savo dvasinių kančių, Alima prisiminė savo tėvo mokymus apie Jėzų Kristų ir jo apmokėjimo galę. Išpirkimo trokštančia širdimi jis nuoširdžiai atgailavo, į karštai meldė viešpaties gailestingumo. Šią lemtingą visiško pasidavimo akimirką, iškeldamas Kristų į savo minčių priešakį ir nuoširdžiai siekdamas jo gailestingumo, jis įžiebė nepaprastą pasikeitimą. Sunkios kaltės ir nevilties grandinės išnyko ir jas pakeitė didžiulis džiaugsmo ir ramybės jausmas. Jėzus Kristus yra mūsų viltis ir atsakymas į didžiausius gyvenimo skausmus. Per savo auką jis sumokėjo už mūsų nuodėmes ir priėmė visas mūsų kančias, skausmą, neteisybę, sielvartą ir baimę. Ir atleidžia bei gydo mus, kai pasitikime juo ir stengiame savo gyvenimą pakreipti geresnė kryptimi. Jis yra mūsų gelbėtojas, guodžiantis ir teisintis mūsų širdį savo meilę ir gale, kaip kad išgydė daugelį savo buvimo žemėje metu. Jis yra gyvasis vanduo, savo nuolatinę meilę ir gerumu patenkinantis giliausią mūsų sielos poreikius. Tai panašu į pažadą, kurį jis davė samarietei prie šulinio, siūlydamas versmę vandens trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Iškilmingai liudijo, kad Jėzus Kristus gyvas, kad jis pirmininkauja šiai savo šventai bažnyčiai. Liudijo, kad jis yra pasaulio gelbėtojas. Ramybės kunigaikštis, karalių karalius, viešpats, pasaulio išpirkėjas, užtikrintai patvirtino, kad visada esame jo mintise ir širdyje. Kaip to įrodymą jis atstatė savo bažnyčią šioms pastarosiomis dienomis ir pašaukė prezidentą Russell M. Nelsoną būti pranašu ir bažnyčios prezidentu šiuo metu. Žinau, jog jis atidavė savo gyvybę tam, kad mes galėtume turėti amžinąjį gyvenimą. Kai stengiamės jį paversti savo gyvenimo centru, mums atsiveria apreiškimai. Mus apgaubia gili jo ramybė, o jo beribis apmokėjimas atneša mums atleidimą ir išgyjimą. Būtent jame atrandame stiprybės nugalėti, drąsos ištverti ir ramybės pranokstančios bet kokį supratimą. Stenkimės kasdien artintis prie jo. Viso, kas gera šaltinio, vilties švyturio, mūsų kelionėje atgal mūsų dangiškojo tėvo akivaizdon. Šventuoju Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dirigentui davus ženklą, susirinkusieji kartu su choru sugiedos giesmę Šlovinkim viešpatį visagalį. Baigę giedoti, išklausysime vyresnį Geritą V. Gongą iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės brolis Michaelas T. Nelsonas, tarnaujantis antruoju patarėjui visuotinėje vaikinų organizacijos prezidentūroje. Tai yra pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 194-osios metinės visuotinės konferencijos šeštadienio popietinė sesija.
Today is April Šiandien, balandžio 6-ąją, minime Jėzaus Kristaus bažnyčios atkūrimo pastarosiomis dienomis ir Velykų metą, kai džiaugsmingai liūdime apie tobulą Jėzaus Kristaus gyvenimą, apmokančią auką ir šlovingą prisikėlimą. Viename kinų pasakojime vyriškio sūnus randa gražų arklį. Kaip pasisekė, kalba kaimynai. Dar pažiūrėsime, tarė vyriškis. Tada sūnus nukrenta nuo arklio ir nepakydamai susižeidžia. Kaip nepasisekė, kalba kaimynai. Dar pažiūrėsime, tarė vyriškis. Atvyksta kariuomenė ir prasideda mobilizacija, bet sužeisto sūnaus nepaima. Kaip pasisekė, kalba kaimynai. Dar pažiūrėsime, tarė vyriškis. Šis nenuspėjamas pasaulis dažnai būna audringas, neaiškus, kartais laimingas, bet labai dažnai nelaimingas. Tačiau žinome, kad šiame priespaudų pasaulyje viskas išeina į gerą tiems, kurie myli Dievą. Tikrai, jei vaikščiosime teisiai ir nepamiršime savo sandorų, viskas išeis mums į gerą. Viskas išeis mums į gerą. Koks nuostabus pažadas. Paguodžiantis patikinimas iš paties Dievo. Stebuklingų būdų Dievo mūsų tėvo ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus sukūrimo paskirtis ir prigimtis yra pažinti pradžią ir pabaigą, įgyvendinti viską, kas yra gera, ir išgelbėti bei išaukštinti mus, kai per Jėzaus Kristaus malonę ir apmokėjimą tampame pašventinti ir šventi. Jėzaus Kristaus apmokėjimas gali mus išlaisvinti ir išpirkti nuodėmes. Tačiau Jėzus Kristus taip pat labai gerai supranta mūsų visus skausmus, suspaudimus, ligas, sielvartą, atskirtį. Jo pergalė prieš mirtį ir pragarą gali viską atitaisyti ir šiame gyvenime, ir amžinybėje. Jis padeda pagydyti palūžusius ir paniekintus, sutaikyti susipykusius, susiskaldžiusius, paguosti vienišus ir atskirtuosius, padrasinti abejojančius ir netobulus ir daryti stebuklus, kurie įmanomi tik Dievui. Giedame aleliuja ir šaukiame osaną. Gyvenime galime pasitikti drąsiai, o ne su baime. Likę vieni, galime nežinoti, kas gali būti mums gera. Pasirinkdamas save, pasirenku ir savo ribotumą, silpnybės ir trūkumus. Galiausiai, kad padarytume daugiausia gero, turime būti geri. Kadangi geras yra tik Dievas, mes tobulumo ieškome Jėzuje Kristuje. Tikriausių ir geriausių savimi tampame tik tada, kai nusimetame prigimtinį vyrą ar moterį ir tampame vaikais priešais Dievą. Tikėdami Dievą ir pasitikėdami Juo, išbandymus ir kančias galime pašvęsti savo labui. Parduotas į vergiją Egipte, Juozapas vėliau išgelbėjo savo šeimą ir tautą. Kalėdamas Liberčio kalėjime, pranašas Josephat Smithas pasimokė, kad visa tai suteiks tau patirties ir išeis tau į gerą. Gyvenant su tikėjimu, išbandymai, pasiaukojimai, kurių niekada nepasirinktume, gali mus ir kitus palaiminti taip, kaip neįsivaizduojame. Žvelgdami iš amžinybės perspektyvos, stipriname tikėjimą ir pasitikime viešpačiu, kad viskas išeis mums į gerą. Suprantame, kad mūsų išbandymai gali trukti tik trumpą akimirką. Pripažįstame, kad suspaudimai gali būti pašvesti mūsų naudai. Suvokiame, kad nelaimės priešlaikinė mirtis, sekinančios lygos ir negalavimai yra mirtingojo gyvenimo dalis. Ir pasikliaujame, kad mylintis dangiškasis tėvas neduoda išbandymų tam, kad nubaustų ar nuteistų. Atėjus išbandymams, dažnai labiausiai norime, kad mus kas nors išklausytų ir būtų su mumis. Tokiu metu banalūs atsakymai gali būti nenaudingi, kad ir koks guodžiantis būtų juos sakančių ketinimas. Kartais trokštame žmogaus, kuris drauge su mumis liūdėtų, sielvartautų ir verktų, leistų mums išsakyti skaudulius, nusivylimą, net pyktį ir drauge su mumis pripažintų, kad žinome ne viską.
Jei pasitikėsime Dievu ir jo meilę mums, tai net didžiausia širdgėla galiausiai padės mums viską padaryti į gerą. Prisimenu dieną, kai gavau žinią apie didžiulę automobilio avariją, kurioje nukentėjo mano artimieji. Tokiomis akimirkomis, apimti sielvarto ir tikėjimo, galime tik drauge su Jobu ištarti: viešpats davė, viešpats ir atimė. Tebūna palaimintas viešpaties vardas. Mūsų pasaulinėje bažnyčioje prieglobstį ir saugumą teikia apie 3500 kuolų ir apygardų bei apie 30 000 apylinkių ir skyrių. Mūsų kuolose ir apylinkėse daugybė tikinčių šeimų ir pavienių asmenų patiria sunkius išbandymus, tačiau jie žino, kad viskas yra mums į gerą. Huddersfielde, Anglijoje, broliui Samueliui Bridgestokui prieš pat pašaukiant jį kuolo prezidentu buvo diagnozuotas 4 stadijos vėžys. Žinodama šią grėsmingą diagnozę, jis paklausė savo žmonos Anos, kodėl apskritai jis turėtų eiti į tą pokalbį. Nes, atsakė sesuo Bridgestok, būsi pašauktas kuolo prezidentu. Iš pradžių buvo manoma, kad prezidentui Bridgestokui šiandien esančiam čia liko gyventi 1 ar 2 metai. Tačiau šiuo metu jis tarnauja jau 4 metus. Būna ir gerų, ir sunkių dienų. Jo kuole klesti didesnis tikėjimas, geranoriškumas ir daugiau tarnaujame. Tai nelengva. Tačiau jo žmona ir šeima gyvena su tikėjimu, dėkingumu ir supratimu, kuris, kaip jie tiki, taps amžinų džiaugsmu per Jėzaus Kristaus atkuriantį apmokėjimą. Kai esame ramus, atviri ir pagarbus, galime pajusti viešpatės siūlomą sandorinės bendrystės grožį, paskirtį ir romumą. Šventomis akimirkomis jie gali leisti mums pažvelgti į didesnę amžinybės tikrovę, kurios dalis yra mūsų kasdienis gyvenimas ir kurioje maži ir paprasti dalykai veikia duodančių ir gaunančių geroviai. Rebeka, mano pirmojo misijos prezidento dukra, papasakojo, kaip viešpats jos paguodos prašančią maldą netikėtai atsakė, suteikdamas galimybę atsakyti į kito žmogaus maldą. Vieną vėlų vakarą Rebeka, girdėjusi dėl neseniai mirusios motinos, pajuto aišku raginimą nuvažiuoti nusipirkti degalų savo automobiliui. Atvykus į degalinę jį pamatė pagyvenusią moterį, kuriai sunkiai sekėsi kvėpuoti su dideliu deguonies balionu. Vėliau Rebeka tai moteriai atidavė savo motinos nešiojimą deguonies aparatą. Toji sesuo su dėkingumu tarė: jūs grąžinote man laisvę. Viskas bus mums į gerą, kai tarnausime taip, kaip tarnautų Jėzus Kristus. Vienas tėvas, kurį su mokytojo pareigybės amžiaus jo sūnumi paskyrė tarnystės porininkais, paaiškino: tarnystė vyksta tuomet, kai iš sausainius atnešančių kaimynų tampame patikimais draugais, pirmąją dvasinę pagalbą. Sandorinė bendrystė su Jėzumi Kristumi guodžia, sujungia, pašventina. Net ir įvykus tragedijai, dvasinis pasiruošimas gali mums priminti, kad dangiškasis tėvas žinojo, kada jautėmės labiausiai pažydžiami ir vieniši. Pavyzdžiui, šeima, kurios vaikas buvo nuvežtas į ligoninę, vėliau paguodą rado prisiminusi, kad šventoji dvasia iš anksto pašnibždėjo, ko tikėtis. Kartais didesnė amžinoji realybė, į kurią viešpats leidžia mums pajusti, apima šeimą anapus uždangos. Viena sesuo džiaugiasi atsivertusi į sugrąžintąją Jėzaus Kristaus Evangeliją. Jos gyvenimą stipriai paveikė 2 traumas. Matė laivo katastrofą ir tragiškai dėl savižudybės neteko motinos. Ir visgi, kad galėtų būti pakrikštyta panardinant į vandenį, ši sesuo nugalėjo vandens baimę. Ir tą dieną, kuri tapo be galo laiminga diena, ji tapo liudininkė, kaip kita sesuo už jos mirusią motiną pasikrikštijo šventykloje. Krikštas šventykloje išgydė mano mamą ir išlaisvino mane, sakė toji sesuo. Tai buvo pirmas kartas nuo mano mamos mirties, kai pajutau ramybę. Mūsų šventa muzika atkartoja jo patikinimą, kad viskas yra mums į gerą.
Nurimk širdie, nes Dievas žada tau rytojun vesti niekad nepaliaut. Kai bus sunku, tikėk juo dar tvirčiau. Tai, kas neaišku, išaiškės vėliau. Šventieji šiandien be baimės prieš vargus, su džiaugsmu šiandien keliaut, nors kelias šis atrodys ir sunkus, jūs malonė apgaubs. O jei nebaigus kelio mirti teks, tai bus laimės diena. Mormono knyga yra įrodymas, kad galime laikyti savo rankose, kad Jėzus yra Kristus ir kad Dievas išpildo savo pranašystės. Mormono knyga, parašyta mūsų dienas regėjusių įkvėptų pranašų, prasideda nuo jautrios dramos, gilių nesutarimų, draskomos šeimos. Tačiau, kai studijuojame ir apmastome skyrius nuo pirmojo iki paskutiniojo Mormono knygos skyriaus, prie Jėzaus Kristaus artėjame tvirtų liudijimų, kad tai, kas įvyko ten ir tada, gali mus palaiminti čia ir dabar. Kai Viešpats per savo dabartinį pranašą vis labiau priartina vis daugiau Viešpaties namų, šventyklos palaiminimai veikia mums į gerą. Mes ateiname per sandoras ir apeigas pas Dievą, mūsų Tėvą ir Jėzų Kristų ir įgyjame amžinai mirtingojo gyvenimo perspektyvą. Atlikdami po vieną, vardas po vardo, siūlome gelbstinčias apeigas ir sandoras palaiminimus pagal Viešpaties gelbėtojų ant Sionės kalno modelį. Kadangi šventyklos daug kur artėja prie mūsų, tai šventyklos auka, kurią galime aukoti, yra dažniau siekti šventumo Viešpaties namuose. Daugelį metų taupėme ir planavome ir aukojomės, kad galėtume vykti į šventyklą. Dabar, kiek leidžia aplinkybės, prašome dar dažniau lankytis pas Viešpatį jo šventose namuose. Tegul reguliarus garbinimas ir tarnavimas šventykloje laimina, saugo ir įkvepia jūs ir jūsų šeimą. Be to, jei leidžia jūsų aplinkybės, pagalvokite apie palaiminimą įsigyti asmeninius šventyklinius drabužius. Viena močiutė iš vargingos šeimos sakė, kad labiau už viską pasaulyje norėtų savo šventyklinių drabužių. Jos vaikaitis pasakojo, senelė pašnibždėjo, aš tarnausiu su savo šventykliniais drabužiais, o kai mirsiu, būsiu palaidota su jais. Atėjus laikui, ji taip ir buvo palaidota. Kaip moko prezidentas Russellas M. Nelsonas, viskas, kuo tikime, ir visi Dievo pažadai, kuriuos jis davė savo sandoros žmonėms, šventykloje susijungė į vieną. Šiame laike ir amžinybėje sukūrimo tikslas ir paties Dievo prigimtis yra visą paversti mums į gerą. Toks yra amžinasis Viešpaties tikslas. Tokia yra jo amžinoji perspektyva. Toks yra jo amžinasis pažadas. Kai gyvenimas sujauktas ir tikslas neaiškus, kai norime gyventi geriau, bet nežinome kaip, ateikite pas Dievą, mūsų Tėvą ir Jėzų Kristų. Pasitikėkite, kad jie gyvena, myli jūs ir nori, kad viskas būtų į gerą. Aš liudiju, kad jie tikrai to nori, be galo ir amžinai. Šventų Jėzaus Kristaus vardu. Amen. In preparing to speak to you, I have been drawn to the... Ruošiantis jums kalbėti, mano dėmesį patraukė pasakojimas apie Helamaną ir jaunųjų Amono žmonių sūnus. Studijuodamas šį pasakojimą esu pajutęs, kokią galią turi Mormono knygos pranašų mokymai tėvams, viskupams ir apylinkės nariams. Helamanas buvo vyras, kuriuo jaunieji amonitai galėjo pasitikėti. Jis padėjo jiems stiprėti ir bręsti teisumu. Jie jį pažinojo, mylėjo ir panoro, kad jis būtų jų vadas. Helamanas mylėjo tos jaunuolius kaip sūnus ir matė jų potencialą. Vyresnysis Deilas Renlandas mokė, kad norėdami veiksmingai tarnauti kitiems, turime juos matyti dangiškojo tėvo akimis.
Tik tada galime pradėti suvokti tikrąją sielos vertę. Tik tada galime pajusti, kad dangiškasis tėvas myli visus savo vaikus. Šiandien vyskupai yra apdovanoti įžvalgumu matyti jų globojimo jaunimo dieviškąją tapatybę. Helamanas suskaičiavo savo globojamus jaunuolius. Pirmenybę jis teikė tvirtų ryšių su jais užmezgimui. Lemiamą akimirką, kai jų gyvybės pakybo ant plauko, Helamanas ir jo jaunieji kariai pametė juos persekiančios kariuomenės pėdsakus. Helamanas tarė su jais. Štai mes nežinome, ar jie sustojo tam, kad mes pultume juos. Todėl, ką pasakysite, mano sūnus? Tie ištikimi jaunuoliai atsakė, Tėve, štai mūsų Dievas yra su mumis ir jis neleis, kad mes kristume, tad eikime. Mūšis buvo laimėtas, nes Helamanas palaikė šių vaikinų ryžtą veikti. Šie jaunieji amonitai turėjo didingą tikslą ir drąsiai žygiavo į pagalbą žmonėms. Šitos nedidelės pajėgos, kurioms vadovavo Helamanas, patyrusioms nefitų armijos karių širdims suteikė didelių vilčių ir daug džiaugsmo. Šiais laikais vyskupai gali padėti savo unikaliai gabiam jaunimui laiminti apylinkę ir surinkti Izraelį. Prezidentas Nelsonas yra mokė, kad tai yra misija, kurią jie buvo atsiųsti į žemę. Kaip ir šie jaunieji amonitai, kurie buvo ištikimi visada visame, kas jiems buvo patikėta, Helamanas ištikimai sekė savo vadovais. Nepaisydamas iššūkių ir nesėkmių, Helamanas visada būdavo tvirtai pasiryžęs siekti jų tikslų. Kai jam buvo paliepta žygiuoti su savo mažaisiais sūnumis, jis pakluso. Šiandien jaunimas yra palaimintas, nes vyskupai laikosi mūsų vadovų nurodymų tarti su apylinkės merginų organizacijos prezidentėmis. Kuolo prezidentai užtikrina, kad vyskupai ir merginų organizacijos prezidentės būtų apmokamos, kaip įvykdyti savo pareigas jaunimui. Helamanas gerbė sandoras. Kai Amonas mokė Evangelijos jaunuolių tėvus, jie atvira širdimi ją priėmė. Jie buvo atsidavę naujajam teisios mokinystės gyvenimui, kad sudarė sandorą sudėti savo maišto ginklus. Vienintelis dalykas, dėl kurio jie galėjo svarstyti galimybę sulaužyti tą sandorą ir grįžti prie praeitie gerai pažįstamų kariavimo, buvo nefitams grėsęs pavojus. Amonitai norėjo padėti šiems žmonėms, pasiūlysiems jiems saugius namus. Helamanas kartu su kitais įtikino juos laikyti sandoros, niekada nekariauti. Jis labiau pasitikėjo Dievo teikiamą stiprybę nei ta, kurią galėjo suteikti amonitai su savo kalavėjais ir strėlėmis. Kai Helamanas ir jo jaunieji kariai susidūrė su bauginančiais iššūkiais, Helamanas buvo ryžtingas. Bet štai, tai nesvarbu, mes tikime, kad Dievas išvaduos mus. Kartą, kai buvo susidūręs ant mirties iš bado slenksčio, jie liejo savo sielas maldoje Dievui, kad jis sustiprintų juos ir išvaduotų. Ir viešpats aplankė juos užtikrinimais, kad jis juos išvaduos dėl jų nepaprasto tikėjimo tuo, kuo jie buvo mokomi tikėti. Iš Helamano sužinojame, kad šiems jaunuoliams padėjo jų tėvai. Šie ištikimai tėvai žinojo, kad jiems tenka pagrindinė atsakomybė mokyti savo vaikus. Jie mokė savo vaikus laikytis įsakymų ir teisiai vaikščioti priešais Dievą. Jų motinos išmokė juos, kad jeigu neabejos, Dievas juos išgelbės. Jų tėvai rodė galingą sandorų sudarimo pavyzdį. Šie buvę kariai pažinojo mūšių baisumus. Savo nepatyrusius sūnus jie patikėjo Helamano globai ir rėmė juos siųsdami daug atsargų. Savo jaunai armijai Helamanas tarnavo ne vienas. Jį supo žmonės, į kuriuos jis galėjo kreiptis paramos ir patarimų. Jis kreipėsi pagalbos į vadą Moronį ir ją gavo. Viešpatės karalystėje niekas netarnauja vienas. Viešpats yra mus palaiminęs apylinkėmis ir kuolais. Jų atkurtoje organizacijoje turime išteklių, išminties ir įkvėpimo įveikti bet kokį iššūkį. Vyskupas apylinkiai patarė per tarybas.
Jis ragina kas ketvirtį rengti tarnystės pokalbius, o tada skatina vyresniųjų kvorumą ir paramos bendriją vykdyti savo pareigą tarnauti šeimoms. Šios prezidentūros imasi iniciatyvos įvertinti poreikius ir ieškoti įkvėptų sprendimų. Kuolų prezidentai padeda apmokyti vyresniųjų kvorumą ir paramos bendrijų prezidentūras, kaip vykdyti šias pareigas. Reikalingų patarimų vadovai ir tėvai gali rasti programėlėse Evangelijos biblioteka ir Gospel Living. Šiuose įkvėptose šaltiniuose rasime raštus, šiuolaikinių pranašų mokymus ir visuotinį žinyną. Evangelijos bibliotekos skyrelėje jaunimas yra daug mokomųjų priemonių skirtų kvorumų ir klasių prezidentūroms. Ir knygelė jaunimo stiprybės vardan. Pasirinkimų vadovas. Jei visi apylinkės nariai studijuos šias įkvėptas priemonės ir sieks dvasios vadovavimo, viešpats padės visiems stiprinti jaunimą. Jei nariai dėmesį skirs augančiai kartai, bus palaiminta ir sustiprinta visa apylinkė. Kad ir kokie būtų mūsų trūkumai ir netobulumai, dangiškasis tėvas kviečia kiekvieną iš mūsų per savo dvasios bendrystę padėti kitiems. Jis žino, kad augame ir esame pašventinami tuomet, kai sekame šventosios dvasios raginimais. Nesvarbu, kad mūsų pastangos netobulos. Bendradarbiaudami su viešpačiu galime būti tikri, kad mūsų pastangos atitiks tai, ką jis norėtų daryti dėl jaunimo. Kai jaunimui padedame, vadovaudamėsi šventosios dvasios nurodymais, tampame dangiškojo tėvo meilės liudytojais jų gyvenime. Vadovavimasis viešpatės raginimais kūrė meilės ir pasitikėjimo ryšius. Būtent ryšiai jaunimo gyvenime daro didžiausią įtaką jų pasirinkimams. Jaunimas mokysis apreiškimo modelio, kai drauge su mumis dalyvaus ieškojimo ir veikimo pagal raginimus tarnauti kitiems procese. Kai jaunimas dėl šio įkvėpto vadovavimo kreipsis į viešpatį, stiprės jų ryšiai su viešpačiu ir pasitikėjimas juo. Pasitikėjimo jaunimu rodome pasiūlydami pagalbą ir patarimus, bet neperimdami atsakomybės. Jei atsitrauksime ir leisime jaunimui mokytis drauge, tariantis, pasirenkant įkvėptą kryptį ir įgyvendinant savo planą, jie patirs tikrą džiaugsmą ir augimą. Prezidentas Henris B. Eyringas mokė, kad svarbiausia yra tai, kad jie iš jūsų sužino tai, kas jie iš tikrųjų yra ir kuo jie iš tikrųjų norėtų tapti. Spėjau, kad jie nedaug apie tai sužinos iš paskaitų. Jie tai sužinos, kai jaus, kas jie yra, kuo jūs juos laikote ir kuo jūsų manymo jie gali tapti. Mūsų jaunimas stiprina ir stebina mus savo drąsa, tikėjimu ir gebėjimais. Kai jie pasirinks būti visiškai atsidavusiais Jėzaus Kristaus mokiniais, jo evangelija bus įrašyta jų širdyse. Sekimas juo taps dalimi to, kas jie yra, o ne to, ką jie daro. Helamanas padėjo jauniesiems amonitams pamatyti, kaip gyvena šaunus Jėzaus Kristaus mokinys. Šaunus mokinys. Mes galime būti galingas pavyzdys jaunimui. Kaip Kristaus mokiniai gyvena šiais laikais. Tikintys tėvai meldžiasi dėl tokių pavyzdžių savo vaikų gyvenime. Jokia programa negali pakeisti mylinčių sandorų besilaikančius suaugusių įtakos. Būdamas kunigų kvorumo prezidentas, vyskupas gali rodyti jaunimui pavyzdį, kaip būti ištikimu vyrų žmonai ir mylinčių tėvų, saugodamas, aprūpindamas ir pirmininkaudamas teisiais būdais. Vyskupų stipriai susitelkusių į jaunimą įtaką paveiks ištisas kartas. Dabartinis jaunimas yra vienos kilniausių dangiškųjų tėvų dvasių. Vienos kilniausių dvasių. Iki žemiškame pasaulyje jie buvo vieni drąsiausių tiesos ir valios laisvės gynėjų. Jie gimė šiomis dienomis tam, kad savo galingų viešpaties Jėzaus Kristaus liudijimu surinktų Izraelį. Jis pažįsta kiekvieną iš jų ir žino, koks didelis jų potencialas. Jis yra kantrus jiems augant. Jis juos išpirks ir apsaugos. Jis juos išgydys ir ves.
Jis juos įkvėps. Mes jų tėvai ir vadovai buvome ruošiami jiems padėti. Auginant šią naują kartą mums padės gelbėtojo bažnyčia. Liudiju, kad Kristaus bažnyčia, atkurta per pranašą Josepą Smithą ir šiandien vadovaujama prezidento Russelo M. Nelsono, yra suorganizuota tam, kad padėtų jaunimui įgyvendinti savo didžiąją paskirtį. Šiomis paskutinėmis dienomis Jėzaus Kristus vardu. Amen. We're grateful for all Dėkojame visiems, kurie šią popietę mums kalbėjo ir nuostabiai gėdojo. music that has been provided. Primename, kad šeštadienio vakarinės visuotinės sesijos transliacija vyks iš konferencijų centro šį vakarą 6 val. Vakare Jutos vasaros laiku. Dabar choras mus pamalons giesme O Dieve, kiek meilės didžios išminties. Paskutinį šioje sesijoje kalbės vyresnysis Kventinas Elkukas iš 12 apaštalų kvorumų. Po jo kalbos choras užbaigs šį susirinkimą giesme Sione apgiedosim. Tada baigiamą maldą sukalbės prezidentė Emilė Belė Freeman, tarnaujanti visuotinė merginų organizacijos prezidente. Oh
I have felt deeply about the atonement. Mane nuo pat vaikystės labai jaudino Jėzaus Kristaus apmokėjimas. Bet gelbėtojo apmokėjimo realumą patyriau, kai man buvo 25. Buvau ką tik baigęs Stanfordo teisės mokyklą ir ruošiausi Kalifornijos advokatūros egzaminui. Paskambino mama ir pasakė, kad miršta mano senelis, Crozieris Kimbolas, gyvenęs Jutoje. Ji pasakė, kad jei noriu jį dar pamatyti, turėčiau grįžti namo. Mano seneliui buvo 86 ir jis sunkiai sirgo. Tai buvo nuostabus susitikimas. Jam buvo labai malonu mane pamatyti ir pasidalyti savo liudijimu su manimi. Jo tėvas Davidas Peytonas Kimbolas mirė sulaukęs 44, kai Crozieriui buvo vos 3. Crozieris tikėjosi, kad jo tėvui ir jo seneliui Hiberiui Kimbolui patiko jo gyvenimas ir manė, kad buvo ištikimas savo paveldui. Svarbiausias mano senelių patarimas man buvo nemanyti, kad turiu kokiu nors teisių ar privilegijų dėl šių ištikimų protėvių. Jis man pasakė, kad dėmesį turiu sutelkti į gelbėtoją ir gelbėtojo apmokėjimą. Jis sakė, kad mes visi esame mylinčio dangiškojo tėvo vaikai. Nesvarbu, kas yra mūsų žemiškai protėviai, kiekvienas iš mūsų turės atsiskaityti gelbėtojui, kaip gerai laikėmės jo įsakymų. Senelis gelbėtoją vadino vartų sargu, remdamasis Antronefio 9 skyriaus 41 eilute. Jis man pasakė, kad tikisi, jog pakankamai atgailavo, kad sulauktų gelbėtojo gailestingumo. Buvau labai sujaudinta, žinojau, kad jis buvo teisus žmogus, jis buvo patriarchas ir atitarnavo keliose misijose. Jis mokė mane ir kad niekas negali sugrįžti pas Dievą vien gerais darbais, nesinaudodamas gelbėtojo apmokėjimu. Iki šiol prisimenu, kaip stipriai senelis mylėjo gelbėtoją. 2019 metais, vykdydamas pavedimą Jeruzalėje, apsilankiau viršutinėme kambaryje, kuris galėjo būti netoli tos vietos, kur gelbėtojas prieš nukryžiavimą nuplovė savo apaštalams kojas. Buvau dvasiškai paveiktas ir galvojau, kaip jis įsakė savo apaštalams mylėti vieniems kitus. Prisiminiau gelbėtojo užtarimo maldą už mus. Ši malda, kaip rašoma Evangelijoje pagal Joną, jis išsakė paskutinėmis savo mirtingojo gyvenimo valandomis. Ši malda buvo skirta Kristaus pasekėjams, tarp jų visiems mums. Melsdamasi savo tėvui, gelbėtojas maldavo, kad jie būtų viena, kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse. Tada gelbėtojas tęsė, ir tą šlovę, kurią man suteikė, daviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Prieš tai, kai buvo išduotas ir nukryžiuotas, Kristus meldė būtent vienybės. Vienybę su Kristumi ir dangiškoju tėvu galime pasiekti per gelbėtojo apmokėjimą. Gelbėjantis viešpaties gailestingumas nepriklauso nuo kilmės, išsilavinimo, ekonominės padėties ar rasės. Jis pagristas buvimu viena su Kristumi ir jo įsakymais. 1830 metais, netrukus po to, kai buvo suorganizuota bažnyčia, pranašas Josephat Smithas ir Oliveris Cowderis gavo apreiškimą apie bažnyčios organizavimą ir valdymą. Dabartinio 20 skyriaus žodžius pranašas Josephas perskaitė per pirmą bažnyčios konferenciją ir tai buvo pirmasis bendru sutarimu patvirtintas apreiškimas. Šis apreiškimas tikrai nuostabus. Jis moko apie gelbėtojo reikšmę ir svarbą ir kaip per jo apmokančią malonę gauti jo galią ir palaiminimus. Pranašui Josefui buvo 24. Jis jau buvo gavęs daugybę apreiškimų ir Dievo dovana bei galia išvertęs Mormono knygą. Tiek Josefas, tiek Oliveris laikomi įšventintaisiais apaštalais, taigi turinčiais įgaliojimus pirmininkauti bažnyčiai. Nuo 17 iki 36 eilutės apibendrinta esminė bažnyčios doktrina apimanti Dievo realumą, žmonijos sukūrimą, nuopolį ir dangiškojo tėvo išgelbėjimo per Jėzaus Kristaus apmokėjimo planą. 37 eilutėje pateikti esminiai krikšto į viešpaties bažnyčią reikalavimai.
Nuo 75 iki 79 eilutės pateiktos sakramento maldos, kurios pasakomas kiekvieną šabą. Ši doktrina, principai, sakramentai ir praktikos, kuriuos viešpats nustatė per Joseph Smithą, sugrąžinimo pranašą, yra labai svarbus. Krikšto reikalavimai, nors turi gilią prasmę, yra išskirtinai paprasti. Jie visų pirma apima nuolankumą Dievui, sudužusią širdį ir atgalaujančią dvasią, atgailą už visas nuodėmes, Jėzaus Kristaus vardo priėmimą, ištverimą iki galo ir parodymą darbais, kad iš Kristaus gavome dvasios. Svarbu, kad visi krikšto reikalavimai yra dvasiniai. Nereikia jokių ekonominių ar socialinių pasiekimų. Neturtingiems ir turtingiams taikomi tie patys dvasiniai reikalavimai. Nėra reikalavimų dėl rasės, lyties ar etninės priklausomybės. Mormono knygoje aiškiai pasakyta, kad visi kviečiami ragauti viešpaties gerumo. Juodas ir baltas, vergas ar laisvasis, vyras ar moteris, Dievui visi yra vienodi. Viešpats paskelbė, visi žmonės yra privilegijuoti, kaip vienas, taip ir kitas, ir niekam neuždrausta. Atsižvelgiant į mūsų vienodumą priešais Dievą, nėra prasmės pabrėžti mūsų skirtumų. Kai kurie klaidingai mus skatino įsivaizduoti, kad žmonės labiau skiriasi nuo mūsų ir vienas nuo kito nei yra iš tikrųjų. Kai kurie paima tikrus, bet nedidelius skirtumus ir padidina juos iki bedugnių. Be to, kai kurie klaidingai mano, jog dėl to, kad visi žmonės kviečiami priimti jo gerumą ir amžinai gyvenimą, nėra jokių elgesio reikalavimų. Tačiau šventieji raštai patvirtina, kad visi atsakingi asmenys privalo atgailauti už nuodėmes ir laikytis jo įsakymų. Viešpats aiškiai nurodo, kad visi turi moralinę laisvę ir yra laisvi pasirinkti laisvę ir amžinai gyvenimą per didįjį visų žmonių tarpininką ir įsiklausyti į jo didžius įsakymus ir būti ištikimi jo žodžiams ir pasirinkti amžinai gyvenimą. Kad gautume gelbėto apmokėjimo palaiminimus, turime pritariamai naudoti savo moralinę laisvę, pasirinkti Kristų ir paklusti jo įsakymams. Per mano gyvenimą valios laisvės ir laisvos valios sąvokos buvo nuolat analizuojamos ir aptarinėjamos. Šiomis temomis vyko ir tebevyksta daug intelektualių diskusijų. Neseniai didelio universiteto absolventų leidinio viršelio žymus biologijos profesorius pareiškė: nėra vietos laisvai valiai. Nenuostabu, kad tame straipsnėje cituojami tokie profesoriaus žodžiai. Nėra tokio dalyko kaip Dievas, nėra laisvos valios ir visa tai yra didžiulė abejinga tuščia visata. Citatos pabaiga. Kuo griežčiausiai nesutinku. Pagrindinė mūsų tikėjimo doktrina yra ta, kad mes turime moralinę laisvę, kuri apima ir laisvą valią. Valios laisvė tai gebėjimas rinktis ir veikti. Ji yra būtina išgelbėjimo planui. Be moralinės laisvės negalėtume mokytis tobulėti ar pasirinkti būti vienas su Kristumi. Dėl moralinės laisvės esame laisvi pasirinkti laisvę ir amžinai gyvenimą. Iki mirtingojo gyvenimo taryboje, danguje valios laisvė buvo esminis tėvo plano elementas. Liuciferis sukilo ir siekė sunaikinti žmogaus valios laisvę. Dėl to šėtonas ir jo pasekėjai neteko privilegijos turėti mirtingąjį kūną. Kitos iki mirtingojo pasaulio dvasios savo valios laisvę pasinaudojo norėdamas sekti dangiškojo tėvo planu. Dvasios palaimintos galimybė gimti šiam mirtingajam gyvenimui ir toliau turi valios laisvę. Galime laisvai pasirinkti, ką daryti, bet negalime valdyti tų pasirinkimų pasekmių. Gėrio ir teisumo pasirinkimai veda į laimę, ramybę ir amžinai gyvenimą, o nuodėmės ir blogio pasirinkimai galiausiai nuveda į sielvartą ir nelaimingumą. Alma sakė, nelabumas niekada nebuvo laimė. Šiame ypač konkurencingame pasaulyje nuolat stengiamasi pralenkti. Siekti būti geresniems,
geriausiams, kokie tik galime būti, yra teisingas ir vertas siekis. Tai atitinka viešpaties doktriną. Pastangos sumenkinti ir sukritikuoti kitus arba kurti kliūtis jų sėkmei prieštarauja viešpaties doktrinai. Negalime kaltinti aplinkybių ar kitų dėl sprendimo elgtis priešingai Dievo įsakymams. Šiuolaikinėme pasaulyje lengva sutelkti dėmesį į materialinę ir profesinę sėkmę. Kai kurie pamiršta amžinuosius principus ir pasirinkimus, kurie turi amžinąją reikšmę. Būtų išmintinga vadovautis prezidento Russell M. Nelsono patarimu mąstykite celestiališkai. Reikšmingiausius pasirinkimus gali priimti beveik visi, kad ir kokie būtų jų gabumai, gebėjimai, galimybės ar ekonominės aplinkybės. Svarbu akcentuoti su šeima susijusių pasirinkimų pirmumą. Tai aiškiai mokoma visuose raštuose. Pagalvokite apie Nefio pasakojimą, kai Lehis išėjo į Tyrus. Ir jis paliko savo namus ir savo paveldo žemę, ir savo auksą, ir savo sidabrą, ir savo vertingus daiktus. Ir nepasiėmė su savimi nieko, išskyrus savo šeimą ir atsargas, bei palapines, ir išėjo į Tyrus. Kai susidūrėme su gyvenimo netikėtumais, įvyksta daug įvykių, kurie mums beveik arba visai nepavaldus. Akivaizdu, kad į šią kategoriją gali patekti sveikatos sutrikimai ir nelaimingi atsitikimai. Pastaroji COVID-19 pandemija smarkiai paveikė žmonės, kurie viską darė teisingai. Daugumą svarbiausių pasirinkimų galime valdyti. Kai tarnavau jaunų misionieriumi, vyresnysis Marianas Henksas, mūsų misijos prezidentas, liepė mums visiems mintinai išmokti dalį Elos Wheeler Wilcox eilėraščio. Nėra nei galimybės, nei lemties, kuri galėtų sutrukdyti ar valdyti ryžtingos sielos degantį apsisprendimą. Principų, elgsenos, religijos, apeigų ir teisingo gyvenimo sritis mes valdome. Mes pasirenkame tikėti ir garbinti Dievą Tėvą ir jo Sūnų Jėzų Kristų. Prašau suprasti, kad neagituoju mažiau domėtis išsilavinimu ar profesija. Tik sakau, kad su švietimu ir profesija susijusias pastangas iškėlus aukščiau už šeimą ar buvimą vieną su Kristumi galime sulaukti labai skaudžių, nenumatytų pasekmių. Aiškiai ir paprasta doktrina išdėstyta Doktrinos ir sandorių 20 skyriuje yra jaudinanti ir įtikinanti, nes sustiprina, paaiškina šventas dvasinės sąvokas. Ji moko, kad išgelbėjimas vyksta, kai gelbėtojas Jėzus Kristus išteisina ir pašventina atgailaujančias sielas dėl savo malonės. Ji paruošė dirvą jo apmokėjimui. Į savo vienybės ratą turėtume stengtis įtraukti ir kitus. Jei norime laikytis prezidento Russell M. Nelsono raginimo surinkti išsklaidytą Izraelį abiejose uždangos pusėse, į savo vienybės ratą turime įtraukti kitus. Prezidentas Nelsonas mokė, ištikimieji renkami į pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčią visose žemynuose ir visose jūros salose. Kultūrinių ypatybių, kalbos, lyties ir veido bruožų skirtumai nublanksta, kai ištikimieji įžengia į mūsų mylimo gelbėtojo tarnystės kelią. Mus vienija mūsų meilė Jėzui Kristui, tikėjimas juo ir tai, kad esame mylinčio dangiškojo tėvo vaikai. Tikros bendrystės esmė yra būti viena su Kristumi. Krikšto apeigos ir sakramentas aprašyti Doktrinos ir sandorių 20 skyriuje kartu su mūsų šventyklos sandoriomis ypatingų būdų vienija mus ir leidžia būti viena visais amžinai reikšmingais atžvilgiais ir gyventi taikiai ir darniai. Tvirtai ir užtikrintai liudiju, kad Jėzus Kristus gyvena ir dėl jo apmokėjimo galime būti viena su Kristumi. Jėzaus Kristaus šventų vardu. Amen.
Dangiškasis Tėve, mes esame dėkingi už galimybę susirinkti visiems žmonėms iš viso pasaulio. Taip džiugu, kai teisūs žmonės susirenka kartu ir mes džiaugiamės, kad galėjome išgirsti tiek daug gerų kalbų. Nuo šios tribūnos mes dėkojame tau už mūsų pranašą. Mes džiaugiamės turėdami galimybę jį turėti šiandien. Dangiškasis Tėve, prašome, palaimink jaunimą ir kad jie žinotų, kaip jie mums yra reikalingi. Palaimink misionierius, kad jie su džiaugsmu skleistų Evangeliją. Jėzus Kristus vardu. Amen. Tai buvo pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 194-osios metinės visuotinės konferencijos šeštadienio popietinės sesijos transliacija. Kalbėjo parinkti bažnyčios vadovai. Šioje sesijoje giedojo jungtinis Brighamo Youngo universiteto Idaho filialo choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas, transkripcija ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.